Tikite, sunestutis, užsimazgas vaikams. Senis kaip visada, kiekvieną sekmadienį eteryje bus karnizas ir plokštė. O, aš plokštė už Šiandien jūs karnizą. mūsų laidelėje pamatysite. Tadijau, užsimazgas. Žinias, rubrikėlės klausimas. Žinios. Dabar žinias papasakos plokštė. Žinių tiek. Dabar bus pasakėlė vaikams gyvatė. Ir tada. Kas talučių negerai. Ten pusėtė nedarydavo niekas. Trifasis netenka. Jie netenka trifasis. Na, upūrai nemokai pajungti, jie nejungs. Nes tu vieną išpranta, tai nenorėjai. Tai tęskime laidą. Dabar tęskime laidą. Mūsų dabar laidėlė pasako buvo, dabar bus skandalingoji mūsų nauja daina, kurią padainuos dainininkas plokštė Stabdžio gyvatė. Ponas plokštė gali dainuoti. Miške. Teisingai sakė Mantas Misevičius iš Šakių kaimo. Ponas Mantas Misevičiau, prašom užeiti. Kad svetelių veik. Dabar turim laidos svečią Mantas Misevičius. Malonu, Mantas. Kaip jis nelaikė vidai. Prašom sėtis, prašom sėtis. Viskas eikit. Tai koks jums tas atsakymas? Klausimas tai gerai, dabar klausimas. O tai kur klausimas dabar buvo? O, kodėl negali vaikučio gerti? Gerai. O, Aš nežinau atsakyti tiesiai šviesiai. plokštelė su plokštės ir karnizų pavirbai. Tai dabar mūsų rubrikėlė tuoj pratęsti. Klausimas. Kaip galima gerti alų, o mit sirupo? Ir kita. Klausimas kitas. Ir kitas klausimas. Koks yra populiariausias pasaulio gyvūnas? A. Rožinis pašėlis. B. Rapsuotoji pelė. C. Skunkas beuodegis. Teisingą atsakymą siųsti šito numerio 8666636. Pagrindinis prizas plokštės ir karnizo plokštelė, kurią galėsite laimėti atsakę teisingai į šį klausimą. Štai ir girdime. Girdime. Telefazė neteina. Kaip čia dabar telefonį neteina? Leidžiame muziką. Alo. Jaunystės vėjas. O, čia reik paskambinti. 86 36 953. Paskambinti. Sveiki gyvi! Sveiki. Iš kur būsite? Prisistatykit! Į kur? Negirdėjau jūsų vardo! A, Melona Auksinė Dalgė! Tai sakykite mūsų atsakymą!
Susitasime, kaip atsiimti prizą. Štai ir mūsų lauktoji rubrikėlės svečias, kuriame šiandien sutiksime veterinorių garsųjį iš Užuolaidų kaimo garsųjį Tadą Bražinskandarį. Prašome, Tadai, užeikite. Užeikite. Prašom, sėskite. Eikite. Štai susipažinkite, plokštė, karnizas. Taip, Tadas Bražinauskas. Gerai. Klausim jūsų klausimų. Ir kaip gydite hundspeles? Sėdė. Žinai, aš tai šiaip jų negydau, bet, žinai, aš jas gydau. Va. O. Ir jeigu... Labai įsamus atsakymas ir tikrai suprantu. O jeigu hundspelė išsipučia, kaip ją reikia numažinti? Reikia pradurti pelę su tam tikro prietaisais. Šių laikų mokslas tokius dalykus leidžia daryti, leidžia. Taip, va. Aišku, labai išsamus atsakymas. Dėkojame svečiui, kad jis pasirodė. Malonu buvo svečias. Buvo Malonu malonu. buvo. Galite eiti, susitiksime mažu kitą, linkime jums gerų pelių, gerų išteptų. Kas geriausio? Sakė, kad duosit man kažkokią plokštelę. Plokštelę rubrikėlės galima ir tą duoti. Prašom. Dėkoju. Plokštės ir Klausykite iš mūsų radijų. Kokie tokie gerti? Klausykite mūsų radijo mazgą ir būsit tikras susimazgėlis. Sakai, groja. Tai negroja, čia reikia įsidėti, va. Į tam tikrą prietaisą. Nu tai. O tai ko jį gaut? Nežinau, eik iš čia. Štai ir baigsime, neužilgo baigsis mūsų rubrikėlė. Užsimazgęs mazgas. Bet dar paleisime vieną gražų kūrinėlį, kuris vadinasi Kaprizas Kulemonė. Prašom išleisti. Yes. Elipas jį neteina. Viskas gerai, jį krauja. Štai ir baigėsi mūsų kūrinėlis. Tikite, mėly mūsų draugai, kurie klausėte mūsų radijo, pasimazgęs. Atgal. Susitiksime kitą sekmadienį, tuo pačiu laiku, 2 valandą. Iki ryto. Vandenėlio negaliu, dar sustosiu prie kelelio, dar arčiau. Visą dieną juk bernelio nemačiau. Oi pasuks iš vieškelėlio, oi pasuks, ir gegutė beržinėlį sukukuos. Mes ieškosim kibirėlio lyg aušros, ir gegutė beržinėlį užkukuos. Mes ieškosim kibirėlio lyg aušros.